Sveiki visi. Seniai labai seniai nesimatėm. Sezono atidarimas, biški pavėluotas, bet yra kaip yra. Bandysim šiandien pažvejot. Tai nėra kol kas ko čia daug šnekėt. Ruoškit arbatėlę ir varom. O, turiu kažką. Nu jo, kažkas yra. Jau pamiršau pagal tas meškeres, kas čia ar didesnė, ar mažesnė. O spardasi tai gerai. Gal mažas lydekiokas bus. Net nematau, kur valas eina. Oi, geras ešerys, chebra. O. Išvažiavom lydeko, pagavom ešerį. Šiaip neblogas toks. Reikės dėl bairio toj pamatot, čia jūs pamatysit centimetrus. Нажаршися, бля, шампуров, блядь, наставивший, бля, шанди, блядь. А, это что, нахуя рассудил? О, до пензу. Turiu. O, lydeko šiandien nekimba. Ir visą dieną antras kibimas, va, ešerys dabar. Irgi neblogas. O, ir lydeką bandė jį įkast. Aha. Va, uodega išskrodė. O, gerai. Atsakas prie jūsų. Ir geras. Du penzio. Tam praeik čia, nuo. O galit biškį nesikeikt? Nu jau traukėt, lyg čia būtų šešiakylis. Nu, ne šešiakylis, bet... Oi, gražus. Gražus. Čia iš dviejų pusių bus. Čia du žuvas pustė šitą. Ateina. O, papa. Pirma normali uodega per šiandieną. Sveikinam kolegas su sezono atidarimu. O, blėt. Был? Mhm. Да? Turiu kažkokį mažiuką. Va toks. Может быть. O. Jo, turiu. Truputėlį didesnis negu prieš tai buvo. O toks. Opa. Teraz jeszcze pauzę dał. Yra kažkas pas poną. Nedidelis. Išvažiavom lydeko, gaudom ešerius. Nu šiaip vis tiek gražus. O toks mažiukas.
Nepamirškit, kad prasidėjo varžybos. Šį kartą šiuose varžybose negalėjau dalyvauti. Mano YouTube kanalas yra rėmėjas, tai pasižiūrėkit, pabūkit, pasiregistruokit, kaip tik ten mėgėjam, be jokių laivų, nes su dideliais varikliais, tai tikrai visus kviečiu, galit per žvejo gidą susirast. Spiningavimo varžybos iš valčio vadinasi, 4 etapai. O šiaip... Much later. O, turiu. O dabar turiu. O. Ešerys. Biškį toks. Nu, ne mažiausias šiaip realiai. Tikrai yra mažesnių. Tarp kitko pagalvojau ant Neptūno bait lervos. Nuo šio sezono vėl galima bus nusipirkti su nuolaidos kodu, kur matote apačioj. Pasikalbėjom, patinka man tie Neptūno bait visi bairiai. Kaip ir jūs matot, kad jie ir kimba. Praeitam video irgi matėt, kad ta violetinė dėlė suveikia. Sako, reikia? Tu jie. Ja, reikės pasakyti. Opa. Turbūt ant ribos kaip tu palikai. Atsikabina. Atsikabina, bet gal ir nebus legalki. Oi, kolegos, aš ešeriuką, kolega lydeka, pakilo labai didelis vėjas. Realiai džigaut buvo visiškai neįmanoma. Ant lydeko pabandėm pamėtyti, visiškai nulis, kažkoks man prakeiktas tas ežeras, tiesą sakant, tai važiavom namo ir spontaniškai tiesiog nusprendėm, kad gal kokiam keliam valandom užvažiuosim į ežeriuką, kur visą laiką kažkokį metų išėlės, o tai pagalvojom, oi, tiksliai reikia čia pabandyti. Tai vat, atvarėm čia ir pažiūrim, gal vis dėlto bus reabilitacija mums. Aha. Opa, yra. Lydekai. Turit? Nu va, per tiek laiko. Pats sako, reikės? Reikės. Ne, nėra. Palauk. O, čia nelegalka. Bet ant ultralighto gerai. Turit? Pats sako, reikės?
ten nereikia, tau ten nereikia. Irgi nelegalkė, bet nors kimba. O aš sėdžiu su vienu ešeriuku šiandien visą dieną. Neblogai. Toliau raštariu kažką. Ne, čia ešeriukas. Nu. Bet toks mažiukas. Bet nors kažkas jau, nes jau viskas buvo. Liūdna labai buvo. Tai gal nereikės patsako? Bet tokie maži bus. Arba gal ešeriukas mažas? Ne, Ne, ešerys, nu. Bėga. Nu, bet nors tai kažkas, tai vat. tai pačio krašto. Jo, turiu kažką geresnę. Ar čia aš kažką užsikabinau? Nežinau. Ai, pagalys. Blia. Turit vėl, ne? Patsako reikės? Nežinau. Nu kur jinai yra? Jo, lydekais. Ai, ir atsikabina. Ką, tokia žvejyba gavos, kolegos. Kokia tokia, bet yra žvejyba. Tai atsisveikinu iki sekančio karto. Iki.